Estų teroristai rengia pasikėsinimą į Leniną. Labai pavėluotai. Blemački, sena tema jau išsemta, bet štai naujas gurkšnis vandens, šviežio vandens gurkšnis. Prašau. Čia geras. Juozo Statkevičiaus madų demonstravimas jį stebi pirmoje eilėje vyras ir žmona. Vyras niekaip negali atitraukti nuo manekenių. Žmonans užteks tau spoksot. Einam namo, jos išvis ne tavo nosiai, supranti, Juozai tu. O, sako, tu geriau patylėk, 3 vaikų motina tu. Tai tu patylėk, 2 vaikų tėvė. O taip ir prasideda konfliktai. Geras. Beje, tęskime jaukius šeimininius pokalbius. Sako, kalėdinės eglutės puošimas nuostabus dalykas. Jaukus šeimininiai šūksniai ir skandalai. Simetriškai kabink, sakiau. Nu kur tu dabar šitoj vietoj, kur netinka kabini, taigi ne harmoni... Jet, nerėk ant manęs. Čia yra šeimininiai jaukus pokalbiai. Puošiant eglę. Apskritai iš gyvenimo, sako, jeigu mergina suklysta ar ką nors netai pasako, reikia jos atsiprašyti. O taip, ar klystų? Taip. Dar 2 anekdotai, o labai gražus ir vaizdingi posakiai apie gyvenimą. Gyvenimas kaip ir nuotrauka, kaip fotografija. Geriau išeina tada, kai šypsaisi. Beje, tikrai, čia visiškai tiesa. Įkvėpimas. Ir dar vienas ne anekdotas, iškart noriu sukerkti, kadangi trumpi. Gerai. 100 kartų padėsi, užmirš. 1 kartą atsakysi ir nepadėsi, atsimins visą gyvenimą. Taip, kad jeigu norite, kad atsimintų, receptą turit. Atsiuntė dar klausytojas auksinę politikų taisyklę. 1 kartą padaryk, o 7 kartus pasigirk. Taip irgi, jo. Galima sutikti su tuo. Taip, kas čia dar yra? Brangusis, tu tik įsivaizduok, kaip bus gerai, sako žmona vyru. Aš išsilaikysiu va jau greit teisės. Nusipirksime mašiniuką naują su paskolytę. Nebrangia tokia, iš 5 štukų. Pamatysim pasaulį, apvažiuosim visą Europą. Pasaulį. Kurį, sako? Šitą rana. Teisės tai šviežios. O taip. Moteris, tokia jau nebe 20 ir ne 30 jau ateina į mašinų saloną. Galvoju, kažką gal čia išsirinksim. Uždirba neblogai, visą kitą. Labadiena, sako, norėčiau kažką tai mašiniuką kažkokį. Planuojam taip kaip ir pirkt liktai. Pardavėjas vyras stoja, sako, modelis. Ne, nu ką jūs, bet ačiū už komplimentą. Geras. Sąskambiai. Taip. Modelis. Ne. Nu, dar vieną vaikišką atsiuntėt. Nu, jie irgi klauso mūsų. Vaikas klausė mamos, mama, o kokios spalvos būna pomidoras? Jis, raudonis. Aha. O tai dėl ko šitas geltonas? Dėl to, kad žalias. Ir dar vienas pabaigai apie mūsų kaimynų valiutinius reikalus, apie rublius, taip. Kurie čia jau anekdotinė situacija, tik aišku jau tragedija, kuri atsiranda pačioje Rusijai. Pinigus reikia laikyti rubliuose. Niekas nepagalvos, kad ten jų gali būti.